Galbūt dažnai apima beviltiškumas, nerimas, kada visa tai baigsis, kada kas nors pasikeis ir ar apskritai pasikeis, ar jūsų gyvenime vyksta kažkas panašaus. Kaip atpažinti, kad tu tapai tokia moterimi, kuri skundžiasi arba savo, arba kitiems, kurie graužia tas nepasitenkinimo ir priekaištų savo ir kitiems kirminas. Susiorientuoti padės pateikti klausimai. Galbūt tavo namuose ar ant tavo darbo stalo betvarkė. O gal tau jau tas pats, kokios kokybės ir skonio tavo maistas? Gal tu rengiesi nunešiotais senais drabužiais? Tu apskritai tingi ką nors veikti, užsiimti bet kuo. Pastoviai jauti jėgų, energijos trūkumą. Norisi ginčytis, konfliktuoti, įrodinėti savo tiesą. Tu dažnai negaluoji. Vargina peršalimas, sloga, kosulys, moteriškos ligos ir panašiai. Jei radote tame sąraše save ir nesyk, dėmesio, jums iš tiesų verta rimtai susimastyti, nes tai meilės savo trūkumo simptomai. Ką galima padaryti, ko imtis, jei aptikote save pateiktame sąraše, aptikote nemeilę savo simptomus? Vienas iš paprasčiausių būdų. Kiekvieną kartą, kai pastebite savo galvoje negatyvią mintį, pagaunate negatyvią emociją, fiksuojate ją, ypač jei jūs tai darote nuolat, pratinkite save pasakyti savo mintyse kokią nors pozityvę, malonę mintį savo adresu. Nesvarbu tikit tuo ar ne, ar jums tai atrodo adekvatu ar ne, svarbu tai daryti. Pavyzdžiui, pagirkit save už savo lieknumą, už savo gerą skonį, grožį. Pasidžiaukite prigimtinę galimybę ir teisę būti laiminga. Ir būtinai raskite savo raktinius žodžius, savo raktinės frazes, savo. Ir tai bus tam tikri jūsų inkariukai. Ir kabinkite jos po kiekvienos negatyvios minties ar emocijos, išlyginkite persvarą, suteikite savo pusiausvyrą. Dar kartą noriu pabrėžti, kad būtinai raskite savo raktinius, savo kodinius, jeigu taip galima sakyti žodžius, afirmacijas, frazes. Nes visi tie bendri dalykai, jie ne taip efektyviai suveiks. Būtinai raskit savo inkariuką. Savaime niekada niekas nevyksta. Turbūt pritarsit, kad nelogiška ir kvaila tikėtis derliaus nieko nepasėjus. Lygiai taip pat, kaip tikėtis permainų kažko naujo savo gyvenime, nieko nedarant. Net pačių rodos paprasčiausių ir kiekvienam prieinamų veiksmų. Nuo ko prasideda ta meilė savo? Prieš veržiantis kam nors padėti, būtina prisiminti apie vienintelę būtybę, kuriai jūs galite iš tiesų padėti, tai savo. Visada reikia prisiminti pirmiausia apie save. Jūs turite suprasti, kad jūsų laimė niekiek nemažiau svarbi nei kito žmogaus laimė. Ir visi jūsų asmeniniai talentai, resursai turi teisę būti realizuoti. Iškart norisi perspėti, kad pakeliui į tą praktiką meilę savo, jums teks susidurti su aplinkiniu nepritarimu, pasipriešinimu, pretenzijomis. Ir tai neišvengiama. Tai suprantama, nes jų gerovę iki tol jūs laikėte svarbesnė, reikšmingesnė nei savo pačio. Aš nerekomenduoju su jais pyktis, bartis, kažką jiems įrodinėti, kiek įmanoma. Pasistengkite likti draugiškai nusiteikę, tačiau laikykite savo pozicijos, savo linijos. Suprantama, kad jūs supantys žmonės priešinsis, nes permainos, kurios liečia ar palies jūs, tiesiogiai lies ir juos, o jiems to nereikia. Ir jei jūs nesipriešinsit, nekonfrontuosit, o ramiai laikysitės savo pozicijos, paraleliai aiškindami ją, laikui bėgant viskas aprims. Reikia suprasti, kad tokia aplinkinių reakcija ne dėl to, kad jūs kažką darote ne tai blogai, kad jūs kažkoks blogas ir panašiai. Tai yra tiesiog paprasčiausias bandymas jūs sugrąžinti atgal prie seno gyvenimo būdo, priversti jūs daryti tai, ką iš tiesų turi daryti jie patys. Tačiau jūs privalote įsiklausyti į savo asmeninius poreikius, į savo asmeninius pojūčius, į tai, kas gerai yra jums. Ir per tai vystyti savo meilę, savo pagarbą savo pačiam. Kaip jau paminėjau, prieš tai nepamirškite kuo dažniau save girti, skatinti
Niekada nelaukit, kol tai padarys kas nors kitas. Nebūkit priklausoma. Girkite save bet kokioje situacijoje, už bet kokią rodos smulkmeną. Kabinkite tos mano minėtus inkariukus, pozityvių emocijų, pozityvių frazių, pozityvių žodžių. Ir būtinai stebėkite, kokius jausmus ir kokius pojūčius jums tai suteikia. Užfiksuokite tos pojūčius, tai labai svarbu. Tačiau reikia ne tik tai žinot, kaip jau minėjau, bet ir tuo tikėt. Tikėt, kad apskritai esat verta garbingo gyvenimo, laimingo gyvenimo. Nes jei jūs nesugebate mylėti pirmiausia savęs, jūs niekada nesugebėsite duoti tikros meilės ir kitiems, juolab sulaukti jos iš kitų. Jei pas jūs to nėra, kaip jūs galite tuo dalinti su kitais ir savo ruožtų tikėtis to iš kitų? Svarbu nepamiršti, kad pirmiausia jūs atsakot už save patį, už savo gyvenimo užduočių, už savo tikslų įvykdymą, o ne svetimų. Ir dar norėtųsi man pasakyti, kad apskritai dėl nieko nereikia daryti daug. Dėl nieko. Ar tai būtų vaikai, ar vyras, ar draugai, ar darbdavys, dėl nieko nereikia daryti labai daug.